šiandien norim pakalbėti, Jėzu, kur tas aparatorius įparti. Norim šiandien labai protingai pakalbėti vieną mokslišką temą, labai paprastu tai iš tikrųjų. Kodėl pavasarį ištirpsta sniegas, atsiranda vanduo, kodėl visi nykštukai išlenda iš savo urvų, kodėl meškos kaip dailės mokytojos atsibunda anksti rytą ir vėl dirba savo senus darbus. Tai va, šiandien mums nori pašnekinti vieną heroję, tokią Aidą Gruodytę, kitaip vadinamą Gromulą, kuri, žinoma, yra šio, kaip čia pasakyti, stichijos nelaimės sniego orientatorė. Nu, blemu, nusišnekėjau biškį, iškirpsim. Nu ir viskas tada. Labą dieną. Norėčiau profesorės paklausti, kada nutirps sniegas? Nu kągi, brangioji Vaidutė, mes ir mano visa kūrybinė grupė labai džiaugiamės, kad jūs uždavėte mums tokį sunkų klausimą. Jums atrodo, kad sunku. Aišku, tikrųjų tas klausimėlis yra labai paprastas, jį žino net ką tik gimęs kūdikis. Tai va, kodėl tirpsta sniegas? Nu kodėl? O tirpsta tik todėl, kad, pavyzdžiui, vat, kas būna? Būna klimato kaita. Būna saulės spinduliuotės pasikeitimas. Kas dar būna? Būna, kad... Kas čia dar būna, vat? Nu, vat, nu kas būna? Vat nieko nebūna. Būna tiesiog saulutė labiau pakaitina. Spinduliukais labiau šviečia. Nu, kas dar būna? O aišku, vat jau kai ištirpsta tas sniegas, prasideda transpiracija. O apie tai pakalbėsime mes kitoje laidoje. Ačiū Vaidutė dar kartą už klausimą. Bet ar jūs žinojote, kam yra reikalingas ištirpęs sniegas ir kokia jo tikroji paskirtis? Šiandieną mes sužinosime, kam reikalingas ištirpęs sniegas. Greičiau, filmuojam. Labą dieną! O, labą dieną, Labą dieną! Čia yra Čekolienė Alvyda. Labą dieną, labai malonu jūsų laidą, kažkada mačiau, kai televizorių neturėjau. Mes norėtumėm jūsų paklausti. Tu ką šiandien mergaitė? Nežiūrėkit, čia nieko nereikia. Čia teritorija, nežiūrėkit. O tas aparatas čia fotografuoja? Atsiprašau. Aš nedaviau leidimą mane fotografuoti. Aš noriu paklausti, kam jums reikalingas ištirpęs sniegas? Aš pasakyčiau, bet čia ir mano verslą pavoksi paskui, nes niekam negalim išduoti savo verslo planą. Sakot, verslą pavoksit? Nu, aš sniegą, man žinok, žiemai pats geriausias tas biznis, viskas eina. O kur tempėte tą kilimą? O vat nesakysiu aš tau Čekolienė Alvyda. Tada mes jums netrukdysim ir jūsų neseksma. Viso gero. Viso gero. Iš tikrųjų mes jį paseksma. O, ten. Filmuojam. Žiūrėk, plaunu. Labą dieną. O Jėzu, tu mano infarktai varysi. Ką jūs čia dabar, ponas, darote? O tu vėl mane Ne, čia nieko nėra. Čia nieko nėra, čia nematykit, nieko nėra. Tiesau, nu gerai, kadangi tu mane jau čia persikėjai visą dieną, aš tau pasakysiu. Aš žinok, naudoju sniegą tam, kad galėčiau kilimus išplauti. Čia ir mano verslas. Išplaunu senus kilimus. Ką ten daro? Nežiūrėkit. Aš tai sakau, žinok, kai aš išplaunu tos kilimus senus, paskui parduodu turgui. Po pitaką. O tai klausykit, ir mum geriau, pigiau gaunam kilimus ir jum geriau. Jo, vaikeli. Nu tai ką aš jums dar galiu pasakyti? Aš jums noriu palinkėti gero verslo, kad saulutė būtų kaitresnė. O kad tik Dievui jausi toks žodis. Kad sniegs greičiau ištirptų. O Jėzau, tokių, kad tik palinkėjimai, kad tik išsipildytų. Čekolienė Alvyda. Nu nereik čia manęs girti, mes visi patys puikiai žinom, kad aš viską žinau. Gerai, pons, viso gero verslą.